Tai kasgi yra ta leksikologija? Leksikologija yra lingvistikos šaka, tyrianti žodžius, jų reikšmes ir vartoseną. Taip pat leksikologiją galima skirstyti į bendrąją, kuri apibūdina bendruosius žodžių sandaros dėsnius, reikšmių susidarimo būdus, jų vartosenos dėsningumus. Taip pat gretinamąją, kuri nagrinėja įvairių kalbų leksinės sistemas, arba leksinę tipologiją, kuri tyria net negiminingų kalbų žodžius, jų vartoseną, reikšmes ir kitus dalykus. Leksikologija turi žinoma savo sritis, kurios taip pat žodžius aprašo įvairiais būdais. Viena yra leksinė semantika, kuri tyria žodžius ir jų reikšmes. Antra yra etimologija, kuri tyria žodžių kilmę. Trečia yra onomastika, kuri tyria tikrinius žodžius, kurie gali būti vietovardžiai ar asmenvardžiai. Ketvirta yra pragmatika, kuri žiūri į žodžio vartoseną tam tikrame kontekste ir pragmatinės jų vertės. Penkta, mes kalbą galim suvokti ir kaip frazinę kalbą, tada turėsime pastoviausius žodžių junginius frazeologizmus arba apstabarėjusius žodžių junginius kolokacijas. Taip pat galima šnekėti ir apie socialinę leksikologiją, kuri tyria kalbą ar leksikos vartoseną pagal socialinius dėsningumus, lytį, amžių ir kitus.